22 užduotis. Turime ledo areną, kurios pagrindas yra stačiakampis, priekinė galinė sienos yra parabolės formos. Na ir čia, jeigu įsivedame koordinačių sistemą, tai galima užrašyti tų parabolių lygtis. Tai ta lygtis yra duota sąlygoje. Na ir tokiu atveju pirmoji užduotis mūsų prašo skaičiuoti AB ilgį. Tai iš tiesų tai yra nesudėtinga padaryti, jeigu tik tai mes žinome taško A ir B koordinates. O mes tai galime padaryti prisilyginę šios parabolės lygtį lygią nuliui, nes, kaip žinia, jinai kerta OX ašį tuomet, kai Y lygu nuliui. Taigi, prisilyginę šitą parabolės lygtį nuliui, išsprendžiame tą gautą lygtį ir gauname du sprendinius plus ir minus 15. Na, čia galime netgi pasitikrinti, ar tikrai teisingai paskaičiavome pagal tai, kad gavome dvi reikšmes, kurių moduliai yra lygus, nes tai akivaizdu, kadangi tai yra simetriška figūra Y ašies atžvilgiu, vadinasi, čia tikrai turėtų būti moduliai šitų reikšmių lygus. Tai tokiu atveju gauname, kad AB ilgis yra 15 minus 15, 30 metrų. Nes matavimo vienetai čia, kiek žinau, yra metrai. Antroji dalis prašo paskaičiuoti pakylos aukštį h, kai žinome, kad jos plotis yra 28. Na, čia šitas uždavinys tikrai yra nesudėtingas, jeigu mes pastebime, kad reiškia ten, kur ta pakylos, reiškia tas kraštas, žodžiu, remiasi į tą būtent parabolės lanką, tai aukščiai čia yra lygus, tai akivaizdu, kad aplamai visas šitas stačiakampis, reiškia, yra simetriškas irgi Y ašies atžvilgiu. Sakydamas stačiakampis, tai turiu tą būtent sieną omeny. Tai tokiu atveju, jeigu čia yra simetriška, o visas šitas ilgis yra 28, tai tada čia tenka minus 14, o čia 14. Ir tokiu atveju, žinoma, ilgis ir bus 28. Na, o tada mes galime labai paprastai paskaičiuoti tą aukštį. Tai yra arba įsistatę vietoj x, o čia minus 14 arba 14, ir paskaičiavę Y reikšmę, kur ir bus lygiai tam aukščiui. Tai įsistatę, tarkim, 14, gauname 2,9 metrus. Dabar reikia apskaičiuoti ledo arenos galinės sienos plotą. Tai čia turime omeny šitos parabolės visą plotą paskaičiuoti. Tai mes galime padaryti iš tiesų dviem būdais, arba integruojant štai šitą funkciją nuo minus 15 iki 15, arba tiesiog turint omeny, kad jinai yra simetriško Y ašies atžvilgiu, mes galime tiesiog integruoti nuo 0 iki 15, o tada šitą integralą padauginti iš 2, nes tiesiog, reiškia, jeigu mes suintegruosime tik tai iki čia, reiškia, paskaičiuosim tik šitos dalies plotą, tai visą gausime dar sykį, padauginę tiesiog iš 2, nes šitos dalis dvi yra lygios. Tai, o kodėl aš aplamai siūlau geriau šitaip skaičiuoti, o ne nuo minus 15 iki 15, nes tiesiog tada ir lengviau yra skaičiuoti, kai jau įsistatome čia rėžius. Nes nulių visuomet yra patogiau įsistatyti. Tai čia tiesiog suintegruojame, iš tiesų nesudėtingos šitos funkcijos, x kvadratu integralas ar x kubu padalinta iš 3, čia tiesiog prirašome x. Na ir tokiu atveju įsistatę vietoj x paskui 15 ir 0, tai gauname paskaičiavę 450 kvadratinių metrų.